Sveiki, su jumis kaip visada Smagus užkandis ir šiandieną gaminsime kiaušinienę. Taigi, kiaušinienė būna įvairių pagaminimo būdų, bet jeigu norite paragauti tikrai skanią kiaušinienę, patarčiau niekada neplakti prieš tai kiaušinių arba nemaišyti su kitais ingredientais. Taipogi nenaudoti mikserio arba neplakti senais instrumentais. Tiesiog įmuškite 2 kiaušinius į keptuvę, įjunkite vidutinę kaitrą ir tiesiog po truputėlį maišykite. Didelės ugnies nereikia, nes kiaušinius reikia lėtai kepti, kad jie būtų minkšti ir sodrus. Taipogi nenaudosime mes grietinėlės, naudosime tik tai kiaušinius. Ir gausis lygiai tokio pat purumo ir skanumo kiaušinienė kaip su grietinėle ar pienu. Taigi kepdami kiaušinienę visą laiką maišykite ir kepkite, kaip ir minėjau, ant vidutinės kaitros, kad jie liktų minkšti ir skanūs. Na, o kai kiaušiniai tampa minkšti ir šiek tiek primena kreminę konsistenciją, bet neskysti yra, galima užbarsyti sūriu. Dažniausiai siūlau naudoti čederio sūrį arba parmezano. Na, o jei mėgstate šiek tiek pikantiškiau, galima naudoti mėlyną pelėsinį sūrį. Jis suteiks kiaušinieniai nuostabų aromatą. Taipogi galima pagardinti česnakų laiškais, svogūnų laiškais, pomidorais. Aš kartais naudoju ir žalią agurką, suteikia šiek tiek gaivumo. Taipogi kiaušinienę galima patiekti ir ant duonos su lašišos gabaliukais ir trupučiu salotų miksu, saulėje džiovintais pomidorais ir mūsų žaliuoju padažu. Nuorodą į padažą įdėsiu aprašyme. Jeigu dar nematėte, galėsite jį pažiūrėti ir lengvai pasigaminti. Kaip visada, linkiu skanių gaminimų ir iki pasimatymo.